Mes bijome skausmo, mes bijome netekties, mes apskritai vengiame bet kokio nemalonumo, bet kokio skausmo, kas mus galbūt dvasiškai verstų vystis, dvasiškai tobulėti, bet materialiai mums tai yra nepatogu, nemalonu. Ir dėl to mes vengiame kalbėti, tarkim, apie mirtį. Mes jos tiesiog žiauriai bijome, nes mums mirtis yra pabaiga. Mums mirtis yra giltinė, už kurios daugiau nieko nėra. Mūsų, pavyzdžiui, protėviams ir daugumai senųjų civilizacijų buvo visai kitaip. Gimimas jiems nebuvo pradžia, gimimas buvo atėjimas iš kažkur, iš Dievo, pabuvimas čia ir vėl išėjimas atgal, anapus. Ir kai tu matai save ne vien tik tai kūną, kai tu matai save ne vien tik tai materiją, kuri gyvena kažkokį tai gyvenimo atkarpą laikotarpį, kada turi suspėti kuo daugiau, užsidirbti, suvartoti, pastatyti namų, pasodinti medžių ir užauginti vaikų, kai tu matai tą vientisą giją tarp gimimo, gyvenimo ir mirties, tai tu tada iš tiesų ir pajunti tą ryšį su gamta ir pajunti, kad gamta yra tavo mokytoja, gamta yra amžina ir mes esame amžini kaip žolynai. Žurnalai ir juose spausdinamos nuotraukos, filmai, šeimyniniai ir nešeimyniniai, lauko reklamose tiesiog spinduliuoja tokia laimingos šeimos vizija. Tai yra besišypsanti, šiuolaikiška, gražiai apsirengusi, pasidažiusi mama, ar ne. Tėtis, kuris stumia vežimėlį ir yra irgi sportiškas, sveikas, besišypsantis. Ir vaikelis apvaliais skruostais, gražus, gražiai švariai baltai ir kažkaip kitaip aprengtas. Žodžiu, tokia yra vizija. Ir šalia jos dažniausiai yra pateikiami ir tie produktai ir prekės, kurie padeda sukurti tokią viziją realybėje. Kūdikio kraitelis, vaiko auginimas ir netgi gimdymas jau senokai tapo verslininkų taikiniu, pastebi prieraišiosios tėvystės propaguotojai. Kiekviena nėščia moteris yra potenciali paslaugų ir daiktų pirkėja. Svarbu tik įtikinti ją, kad be tuzino įvairių buteliukų, vaikiškų kremukų, prabangių vežimėlių ir gimdymo privačioje klinikoje ji neišsivers. O tada žiūrėk, pelnas birte byra. Prieraišioji tėvystė ir apskritai mano galva, atsakingas gyvenimas skatina žvelgti truputį giliau. Taip nustumti pakuotės ir reklamas į šalį ir pasižiūrėti, kas yra po jomis, kokia yra esmė. Ir tada reikia rinktis tarp to, ar aš gimdysiu pati, ar aš būsiu pasyvus dalyvis ir mano gimdymą veiks kiti. Ar aš maitinsiu savo vaiką pati, nes fiziologiškai maitinti gali praktiškai 98% moterų. Kartais net nebūtinai skaityti knygas arba lankyti kursus, bet mąstyti, taip iš esmės. Žaliajam ekologijos virusui plintant į vis daugiau gyvenimo sričių, jau nieko nestebina požiūris, kad vaiko gyvenimo pradžia turėtų būti kuo švaresnė ir ekologiškesnė. Mamos važinėja po visą miestą ieškodamos turgeliuose ekologiškų produktų, vaikus stengiamasi rengti kuo natūralesnių audinių drabužiais, o į mažylių žaislų dėžę sugrįžta kūrybiškumą lavinantys mediniai žaislai. Tačiau susibūrusios jaunos šeimos pradėjo reikalauti kuo didesnio natūralumo ir tokioje intimioje srityje kaip gimdymas. Daugelį vakarų valstybių, netgi mūsų kaimynėse Latvijoje bei Lenkijoje, jau niekas nebenustemba, jei moteris ryžtasi gimdyti namuose. Lietuvoje situacija yra tokia, kad net jeigu mes ir turime šeimą, kuri planuoja gimdyti namuose, ruošiasi tam atsakingai, domisi, sužino viską, ką reikia, mes negalim gauti reikiamos akušerinės pagalbos ir dėl to gimdymas namuose iš tikrųjų nėra saugus. Kad Lietuvoje tikrai jau pasiekta tam tikra, galima sakyti, kritinė masė šeimų, kurios apsisprendžia gimdyti namuose. Ir iš tikrųjų išryškėjo ta problema, kad tai yra nereglamentuota teisiškai ir tos šeimos tarsi pasilieka už įstatymo ribų.
valstybė, kuri kažkaip turėtų užtikrinti sveikatos priežiūrą, palieka tokią sritį, kuri yra niekaip nereglamentuota. Olandijoje namuose gimdo net kas trečia besilaukianti moteris. Daugelis šeimų netgi nusprendžia gimdymą namuose nufilmuoti ir pasidalinti įspūdžiais su interneto vartotojais iš viso pasaulio. Kuo gimdymas namuose pranašesnis už įprastą? Jį besirinkančios šeimos tikina siekiančios natūralumo. Pastebėta, kad gimdant namuose, žinoma padedant akušeriai, dažniausiai visiškai išvengiama bet kokių medicininių intervencijų. Oksitocinas, tas hormonas, kuris skatina gimdos susitraukimus, kurio dėka vyksta gimdymas, jisai yra drovus hormonas. Ir tam, kad jisai normaliai išsiskirtų, turi moteris būti psichologinio komforto būklė. Tas pats hormonas, jisai atsakingas yra už seksualinį pasitenkinimą. Tai vat, kaip sakyti, ar galima kažkur viešoje vietoje patirti seksualinį pasitenkinimą? Galbūt kažkas ir gali, bet realiai žmogui tam reikia intimios aplinkos, kad gerai žmogus jaustųsi, pasitikėtų tai žmonėm, kurie šalia. Gimdant ligoninėje kur kas dažniau gimdymas baigiamas cezario pjūviu ar kitomis intervencijomis. Kartais koją pakiša ir laikas. Pats ligoninės darbo režimas kai kurias pataisas į tą gimdymo eigą įneša, nes, tarkim, gimdymas ne visada baigėsi taip, kaip personalo darbo valandos. Tokie žmogiški veiksniai. Net patys gydytojai ginekologai akušeriai prisipažįsta, kad gimdymui užtrukus ilgiau, kartais viskas baigėsi ne taip, kaip planavo gimdyvė, o kaip yra patogiau gydytojams. Arba cezario pjūviu, arba, sakysim, gimdymo veiklos paskatinimu. Pasitaiko tokių dalykų iš tikrųjų. Ir, jeigu cezario pjūvio, sakysim, procentas, kai aš baiginėjau studijas, aš 8 metus ar 7, bijau pameluoti, dirbau gimdymo namuose po studijų baigimo, tai tuomet buvo ten maždaug 10, gal truputį daugiau procentų, tai dabar cezario pjūvių yra apie 20. Tai arba labai paliko nesveiką visuomenę, arba tiesiog toks gimdymo vedimas kartais ir nuveda į cezario pjūvį. Yra du tokie kraštutiniai variantai. Vienas tai yra nėštumas ir gimdymas yra liga. Greičiausiai nėštumas bus komplikuotas, o gimdymas baigsis operacija. Tai yra vienas požiūris. Ir antras požiūris, kuris sako, kad nėštumas ir gimdymas yra natūrali ir visiškai normali moters būsena, iš kurios jos kūnas yra pritaikytas per daugybę metų išeiti pačiu geriausiu būdu, jeigu jam niekas nekaišia pagalių ar ne tarp kojų tam. Kai kurie tyrimai rodo, kad bet koks bereikalingas įsikišimas į gimdymo veiklą nėra toks nekaltas, kaip gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti. Bet buvo, su gyvūnais eksperimentas. Dabar aš bijau pameluoti, ar tai buvo nuskausminantis ar gimdymą skatinantis suleisti elniam. Ir po to, kai jos pagimdė, jos savo elniukų nežindė, nelaižė. Jos jų nepriėmė kaip savo vaikų. Tai reiškia, kad tas įsikišimas į gimdymą, jis nėra toks jau nekaltas. Jis keičia motinos ir vaiko santykį, o faktiškai nuo to labai didelė dalim priklauso tiek fizinė vaiko sveikata, tiek psichinė ypatingai. Už gimdymą namuose pasisakančios jaunos šeimos tikina, kad leidusi moterims gimdyti namuose, valstybė netgi sutaupytų biudžeto lėšų. Gimdyti namuose anaiptol nėra kažkaip brangiau, kaip galbūt daugelis galvotų. Tarkim, nesenai Britanijoje buvo atliktas tyrimas, parodantis būtent, kad kaip tik valstybė sutaupo tais atvejais, kai yra daugiau gimdymų namuose, nes tuomet tu nemoki tiek daug žmonių, kiek galbūt moki, kai gimdymas vyksta ligoninėje, patalpos, ir visi kiti dalykai, kurie kainuoja. Natūralus gimdymas yra toks gimdymas, po kurio mes mažiausiai paliekame šiukšlių. Tai reiškia, kad jeigu moteris pagimdo pati, ar ligoninėje, ar namuose, ar ten kažkur natūralaus gimdymo centre, ar netgi automobilyje, jeigu tai ištiko tave važiuojant į ligoninę, po tavęs šiukšlių neliks. Bus tik tai atsiskyrę mama ir vaikas, gal ten suteptos paklodės ar dar kažkas drabužiai, kuriuos reikės pakeisti. Bet po visos tokios medicininės procedūros ligoninėje šiukšlių liks nuo vienkartinių pirštinių, nuo kateterių, kurie buvo statyti mamai ten į veną ar ne, nuo chalatų, kuriuos reikės viso personalo skalbti, patalpos, kurią reikės dezinfekuoti po kiekvienos nėščiosios. Tai toks gimdymas nebus ekologiškas.
žinot, aš nemanau, kad apskritai kada nors gimdančių namuose bus dauguma, tarkim, bet to visai ir nereikia. Net jeigu tai yra ir mažuma, bet mažumos teisių irgi turėtume paisyti ir kažkaip turėtume sureguliuoti šitą klausimą ir nepalikti tiesiog taip savieigai, nes vien tas, kad valstybė negali niekaip prižiūrėti, kad valstybė negali vesti jokios statistikos, tarkim, kaip ten yra su gimdymais namuose ir niekaip įtakoti šito viso reikalo, jau vien dėl to tai darosi nesaugu. Prieraišiosios tėvystės centro atstovai sako, kad net ir gimdymas šiuo atveju yra prekė. Esą farmacijos bendrovėms ir net toms pačioms ligoninėms iš ligonių kasų gaunančioms pinigų už kiekvieną gimdymą visiškai neapsimoka, kad moteris gimdytų namuose. Panašiai kaip kūdikių mišinukų gamintojams nėra naudinga, kad kuo daugiau mamų kūdikius maitintų savo pienu. Kalbant tiesiai šviesiai, šitame pasaulyje daugybė įprastų natūralių žmogui veiksmų yra suprekinti, ar ne? Gimdymo paslauga taip pat yra prekė. Ir jeigu yra paslauga, yra prekė, tai visada norisi ją kam nors parduoti. Šiandien kalbiname Lietuvos edukologijos universiteto profesorių Libertą Klimką, etnografą, etnokosmologijos muziejaus, kaip jūs sakėte, viena iš kūrėjų. Taip, turbūt. Ir iš tiesų šiandien stovime Vilniaus Užupio rajone, Vilniaus Užupio šalia Bernardinų kapinių ir šiandien šnekėsime apie žmogaus gimimą, apie žmogaus gyvenimą, apie mirtį ir apskritai bendraja prasme ekosofiją. Šiandien šnekamės kapinėse, kurios apskritai mūsų daugelį žmonių, mūsų vakarų civilizacijai asocijuojasi tik tai su skausmu, netektim ir tokia tema, tokia vieta, kur apskritai geriau kuo mažiau lankytis ir ypač nepasivaikščioti ar nešnekėtis, tiesiog aplankyti savo artimųjų kapų. Mūsų protėviams, lietuviams kapinės ir mirtis pati, jinai turėjo kitą prasmę. Tai nebuvo tiesiog pabaiga, to gyvenimo pabaiga, perėjimas į kažkokį kitą būvį. Iš tikrųjų taip. Ir yra toks posakis, kuris sako, kad jeigu nori pažinti tautos kultūrą ir turi mažai tam laiko, tai reikia nueiti į kapines. Ir pamatysi, kaip tie kapai prižiūrimi, kokie paminklai ten stovi. Ir iš to labai galima daug padaryti išvadų. Tai štai tos tradicinės lietuviškos kapinės, jas kažkada puošdavo mediniai kryžiai. Tai šedevrai buvo mūsų tautos sielos išraiškos. Beje, lietuviškos kapinaitės kiekviename regione buvo visiškai skirtingos. Ir visur nuostabi harmonija su pačia gamta. Ir aš net asmeniškai galėčiau pasakyti, kad savo tėvų kapus aplankydamas aš tarsi pasitariu su jais. Kai kuriais tokiais svarbiais egzistenciniais klausimais. Kartais pagalvoju, o ką jie pasakytų? Kokia būtų jų reakcija į vieną kitą sprendimą, buvimą. Taigi, taip, kapinių kultūra yra labai svarbus dalykas. Iš tiesų mes šiandien kapinėse kalbame ne tik tai apie pačias kapines. Kapinės mums yra šiandien mūsų temos kaip ir simbolis. Gyvename tam vartotojiškam pasauliu, kuriame svarbus yra vartojimas, svarbus pramogų kultūra, gyvenimas čia ir dabar ir tarsi tai, kas yra prieš gimimą ir tai, kas yra po mirties, jau yra ne mūsų temų ir to iš viso nėra. Ir su mirtim mes baigiame savo egzistenciją. O iš tiesų, kaip buvo mūsų protėvių pasaulyje? Taip, mes tam tikras tradicijas savitas tikrai turėjome ir tas santykis žmogaus ir mirties yra labai subtilūs dalykai.
Ir juose būtent patys esmingiausi kultūros dalykai ir atsiskleidžia. Ką mes žinome iš tokių mūsų neseno dar kaimo papročių? Kad žinome tai, kad kai žmogus miršta, tai visas kaimas su juo atsisveikina. Atsisveikina, ne taip, kad atėjo į laidotuvės, ten vainiką atnešė ar ką nors, bet buvo marinimo paprotys. Jeigu žmogus susirgo labai sunkia liga ir jau mato artimieji, kad jis nepasveiks, tai tiesiog labai jam kažkaip palengvindavo tas paskutinės dienas. Buvimas viso kaimo žmonių, jo lankymas, jo, reiškia, toksai, gal net gyvenimo toks apžvalga, net savotiškai priminimas, kas buvo gera jo gyvenime, kuo jis nusipelnė, kuo jis visiems brangus buvo. Tai turbūt tas dienas, paskutinės dienas labai palengvindavo. Tas marinimo paprotys kaime labai giliai yra įsišaknijęs. Ir net būtų kas susipykęs su tuo jau sunkiu ligoniu. Arba būtų jis ką nors jam ir blogo padaręs, jis čia ateina, jis čia, kaip ir nuodėmių atleidimą gauna. Na ir kaimo kapinaitės tos, vėlgi, jos savotiškai lyg ir pabrėždavo, kad štai tikrai mes gyvename laikinai po šią saulę. Ir todėl nieks nestatydavo tokių labai ilgaamžių paminklų, kuriuose taip mauzolėjų ar ką nors. Kaimo žmogus visai šeimai statydavo gražų kryžių. O kiek kryžius gali išbūt kapinėse? 50 metų, jeigu gerai padarytas iš kieto medžio. Taip, po 50 metų jis papūna, taip, ir paskui per vėlines būdavo toks paprotys, kaimo kapinaitėse sukurdavo laužą, sukurdavo iš senų jau tokių papuvusių kryžių. Prie to laužo susirinkdavo visas kaimas ir prisimindavo visus iš čia išėjusius, iš to gyvenimo pasitraukusius žmonės. Tada žinoma, šeima statydavo naują kryžių. Gal pas kryždirbį užsakydavo ir koplytėlę, žiūrint kokiam regione tai būdavo daroma. Arba štai tokius šedevrus kažkada Vincas Virskis sukurdavo Kėdainių apskrity, kur tiesiog ir skulptūras iš kryžiaus, reiškia, kamieno išdroždavo ir tikrai nuostabiai plastiškai tai padarydavo. Tai va, ir vėl tas kryžius įstovėdavo savo 50 metų. Tai labai ekologiška. Būdavo laidojami būtent toj pačioj vietoje ir kita karta jau laidojama. Ir taip karta po kartos atsiguldavo tose pačiose kapinaitėse. O jeigu dar į senesnius laikus pažiūrėsim, tai žinoma, Lietuvoje labai ilgai gyvavo palaikų deginimo paprotys. 2 kartus po beveik 1000 metų. Taip, mirusieji buvo deginami, sudedant įkapes, atliekant tai turbūt tokių labai sudėtingus ritualus. Apie tai byloja archeologiniai radiniai. Yra prie kapinynų randamos tokios apeiginės laužavietės. Ir kartais tie palaikėliai, reiškia, buvo į pilkapį supilami. O pilkapis, jo forma, tai imituoja tarsi dangaus skliautą. Tarsi toks mikrokosmosas yra. Ir tai turbūt padėdavo mirusiojo sielai, kaip įsivaizduodavo senieji baltai, mūsų tolimi protėviai, padėdavo persikelti į tą dangiškasias sferas, kur gyvenimas, jis, aišku, sielos tai tęsiasi. Dabar mes pripratę, kuo didesnis paminklas, kuo didesnis prabangesnės laidotuvės, daugiau tų vainikų, įmantresnis karstas ir viskas tarsi tos pačios turėjimo vartotojiškos kultūros simboliai ir su mirtimi susiję. Ir dabar atsiranda tokios tendencijos, ypač gal į Lietuvą dar ne tiek atkeliavę, bet vakaruose kaip ekologinės net laidotuvės, kur yra viskas labai kuklu, kur kuo mažiau, karstas yra labai paprastas, kur kuo mažiau prašoma ten nešti vainikų, gėlių ir laidomas irgi lygiai taip pat yra labai minimalus. Tai tuo požiūriu lietuviai buvo taupus ir gamtos atžvilgiu. Jiems tiesiog visame kame buvo gyvybė. Jie matė gyvybę visame kame.
nebejotinai, jūs labai teisingai pastebėjote. Šiaip visa lietuvių etinė kultūra yra persmelkta pagarbos gyvybė idėja. Visuose pasireiškimuose gyvybė. Ar tai būtų medis, augalas, ar tai būtų gyvūnas, ar tai būtų paukštelis, štai čiulbantis čia, ar būtų koks žvėris ir net auginami namuose gyvuliai, jie nusipelno žmogiško elgesio. To žmogiško aš pabrėžiu tą žodį. Tai viskas tai tikrai buvo labai susieta ir žmogus niekada neimdavo iš gamtos daugiau negu reikia. Yra tokia patarlė, sako, kaip radome, taip turime ir palikti. O čia visa ekologinė nuostata ir įsakyta. Ir įdomiausia, kad lietuvių etiniai kultūroje tos nuostatos ekologinės, jos tampa jau moralės ir doros dėsniais, kurios privalu vykdyti. O kodėl privalu? Čia aš jau kaip mitologas pasakysiu, kaip mes rekonstruojam tą senąją žmogaus jauseną, lietuvio jauseną. Privalu todėl, kad lietuvis įsivaizduodavo, kad kai kurie dievai tai gyvena jo troboj, stuboj, gryčioj. Ir čia pat, reiškia, kokia Gabija globoja ugnelę, čia koks nors kaukas arba pagirnis pasirūpina, kad žmogus visada turėtų ką valgyti, nebadautų, pilnytis ten saugo klėtį jo ir taip toliau. Ir žinoma buvo miško dievai, kurie ir su medžiai susiję ir viskas. Ir tai buvo žmogui taip natūralu jausta viską šalia. Kad nereikėjo nei teisėjų, nei reiškia kokių nors valdžios, nei policijų, nei antstolių, nei nieko nereikėjo, nes kaip kitaip elgsies, jeigu dievai čia gyvena ir jie viską mato. Ir tu pats gali įsikūnyti į medį. Tai va, tas taisyklės, taip. Mes šiandien daug šnekėjome apie mirtį, bet iš tiesų gimimas, žmogaus atėjimas į šitą pasaulį lietuviui nuo seno lygiai taip pat būdavo dvasinis virsmas, moteriai dvasinis virsmas. Juk besilaukianti moteris būdavo ypatingai gerbiama ir kažkokia vos ne angelų saugoma pateptoji. Aš žinau seną tradiciją, kad moteris, kuri ruošdavosi gimdyti, pereidavo per visą kaimą ir visų atsiprašydavo lygiai taip pat kaip mirdamas žmogus ir sakydavo, toks posakis būdavo, kada atleis, tada ir paleis. Tikėdavo, kad gimdymas lengviau praeis. O dabartiniai mūsų visuomenės gimdymas tarsi toks visiškai fiziologinis ir medicininis dalykas. Moteris atvažiuoja, persipjauna pilvą, ištraukia tą vaiką, grįžta namo ir viskas to baigėsi. Bet ir matome ir reakciją į tai tikrai tokio dvasinio prado nebuvimą. Tai dabar nemažai dabartinės kartos jaunų moterų jau linkusias gimdyti namuose. Taip, ir pasitelkdamos net pribuvėjas arba liaudės medicinos žinovės geras. Visi žinom, kas yra bobų vasara. Tai toks gamtos šypsnys rudenį. O iš tikrųjų tas bobų vasaros pavadinimas tai nuo bobučių yra kilęs, nes kaime pribuvėjas vadindavo bobutėmis. Sako, einu bobutaut. Reiškia, jau kviečia gimdyvę padėti. Ir jinai eidavo ten visai savaitai. Ji dalyvaudavo ne tik tai tam jau pačiame akte, bet ji, žinoma, paruošdavo gimdyvę. Priemonių visokių būdavo. Ir tokių, sakykime, liaudės medicinos priemonių ir maginių priemonių. Ir per 3 slenksčius reikia peržengti ir ten visus raiščius atleisti, viską namuose atidaryti, kas atidaroma, kad palengvinti gimdymą. Ir ant stalo padėti skarelę ir kepurę, nežinia, kas gims, berniukas ar mergaitė. Tokių daug labai tų priemonių yra, bet pribuvėja pasilikdavo ir po gimdymo. Iki pirmo maudymo, tai jau tikrai. O pirmas maudymas kada būdavo?
Na jau savaitai praėjus kartais net. O pas mus Kartais iškart anksčiau. įkalio per manganatą, Taip. naujagimis pamirko. Taip, aš manau, kad tie Pastiekė. rūbai net, kurie, na, sakykime, linas, tai jis savaime turi antiseptinių tokių komponentų. Ir iš tikrųjų kaimo buitis, na, atrodytų antisanitarinė tokia, bet vis tik tos naudojamos medžiagos, kurias nuo senų senovės praktika naudojo, matyti jos turėdavo kažkokių ypatingų savybių. Mes esame tokie, sakau, patys savo individualistai. Seniau žmonės gyvendavo kažkokio kolektyviniai bendruomeniai labiau ir netgi moteris, kurios ruoždavosi gimdymo, žinau, kad būdavo tokios prausynos, kur ateina moteris į pirtį ir susirenka visos to kaimo moteris ir jos jai dainuoja, ją glosto, ją prausia, duoda jai meilę, švelnumą. Jūs paminėjot prausynas, o būdavo dar ir pirtinos, kada 40 dienų praeina po kūdikėlio gimimo, tai ta gimdyvė jau, reiškia, ateina į bendrą kaimo pirtį, atsineša vaišių, nu kokios ten vaišės, duonelės, sūris, taip, ir štai, reiškia, visos moterys ją vėl priima į bendruomenę. Seniau mūsų lietuvių gyvenimas apskritai buvo ypatingai susijęs su gamtos ciklais, su gamtos ritmu, tiek su metų laikais, tiek su dienos ritmu. Man atrodo, kad tas gamtos ciklų paisymas duodavo žmogui ir ramybę vidinę, ir sveikatą, ir ilgą gyvenimą. Manau, kad jūs labai tiksliai pastebėjote. Iš tikrųjų, gamtos ritmų paisymas labai svarbu. Šiaip ar taip, žmogus yra gamtos kūdikis, gamtos suformuotas. Ir kaip jis ten besislėptų, ar kavos išgerdamas, ar vaistų naudodamas įvairiausių, reiškia, vis tiek pasirodo, kad gamta savo duoda. Ir būtent gyvenimas gamtos ritmais yra sveiko ir ilgo gyvenimo pagrindas. Na ir iš tikrųjų, miesto žmogui tai labai svarbu, nors retsykiais nutrūkt ir pamatyti, kaip mėlyno žibutė šlaitus užlieja, paskui jos pakeičia ten pienių tas kilimas, paskui vėlgi gamta ko nors nustebina, o jau prisiliest prie tokio 100-mečio medžio, tai aš nežinau, man atrodo, kad jis tiesiog ir perduoda dalį savo stiprybės. Ir pasidžiaugti jo išlakumu, jo grožiu, jo tą žievės visą faktūrą. Na, labai malonu ir prisišliet prie jo. Sunku sąmoningam žmogui vėl grįžti į tą gamtos ciklą. Praktiškai neįmanoma, turi atsiskirti ir gyventi kažkur miške. O, žinot, jūs tikrai paminėjote atsiskirti ir gyventi miške. Ir aš nemažai jau pažįstu tokių šeimų, kurie išvažiuoja iš miesto su visomis pagundomis ir tokia pseudokultūra miesto ir gyvena tokį normalesnį gyvenimą toje erdvėje, girdėdami paukštelių čiulbėjimą, matydami gamtos tų ritmų kaitą, kasdien išeidami ir pasitikdami saulės patekėjimą, vakare matydami jo laidą. Tokių žmonių gausėja, daugėja. Ir net bendruomenės tokias steigėsi. Ir steigėsi bendruomenės. Ir šiaip jau pasakysiu, kad keistuoliais yra ir pagrįstas visas civilizacijos buvimas ir jo raida. Progresas. Taip, jeigu atsiranda keistuolių, tai jie išmuša mus iš tikrųjų tų stereotipų, Einšteinas buvo kuriuos jūs paminėjot. O, ir tikrai tai yra ta visuomenės druska, kurie tikrai atveria naujus kelius visuomeniai. Kaip iš tikrųjų lietuvio ryšys su kosmosu atrodo visiškai nesuvokiama, kad tuo metu ne tokios civilizacijos aukštos laikais buvo tokios žinios ir toks stebėjimų suvokimas gamtos ciklų ir gamtos reiškinių danguje. Būtinybė buvo, nes ypatingai mūsų tokio permainingo klimato krašte, kartais tos rudeninės šalnos netikėtai anksti atsiranda,
o pavasarį atrodo jau šilta, jau gera, o staiga šalna arba sniegas iškrenta. Permainingas mūsų klimatas. Ir todėl žmonės turėjo labai atidžiai stebėti, visų pirma, tuos amžinuosius gamtos reiškinius, tai Saulės mėnulio judėjimus, kad galėtų kalendorių tikslų susidaryti. Ir tikslus kalendorius mums labiau buvo reikalingas negu egiptėnams, kurie pagal Sirijų stebėdavo Nilo potvinius. O mums reikia šalnas nustatyti, kada jos bus ir kiek jų bus. Ir net tokių įdomių taisyklių yra mūsų liaudies išmintis sukūrusi jau. Nes pavasarinės ir rudeninės šalnos tarpusavį koreliuoja. Jeigu ilgiau užtrunka pavasarinės, tai rudenį bus vėliau. Tai štai yra tokios taisyklės, kaip suskaičiuoti. Tai tas visuminis požiūris, aišku, tokios senos civilizacijos tautai kaip lietuviai, kurie žemdirbiai yra mažų mažiausia 3,5 tūkstančių metų, tai svarbus buvo. Ir sukaupta patirtis milžiniška. Ir senolių, tai toj galvoj tie ciklai labai gražiai gaudavo tas taisyklės, kaip reikia elgtis, kad gyventum. Nesenai buvo paskelbta, kad jau didesnė pusė lietuvių gyvena miestuose. Bet jie persikėlė į miestus nesenai. Jie netapo tikrais miestiečiais arba miestelėnais, kaip kartais aš pasakau, kurie tą ir miesto kultūrą kitaip priima. Tikras miestelėnas kaime per atostogas savo norėtų tikro kaimo namo. Norėtų gaidžio giedojimo ten, kad žadintų į gaidys, o ne televizorius įjungtas tam tikrą valandą. Ir turėtų basomis pavaikščiot po rasotą žolę. Turėtų tokių natūralių tokių patyrimų prisisemt. Nereikėtų jokio televizoriaus ten. Nereikėtų net ten vonios, yra ežeras, yra pirtis pagaliau. Tai štai tokių natūralių tokių džiaugsmų turėtų taip tikras miestelėnas ieškoti kaime. Ir atvirkščiai, žinoma, kaimo žmogus, jis turi miesto pasisemt kultūros. Yra koncertai, yra teatrai, yra profesionalioji muzika, dailės galerijos ir taip toliau. Tas viskas vėlgi savaip reflektuoja ir gamtą. Ir duoda mums suprasti kitaip galbūt, kartais giliau. Tai ką, ačiū Jums labai už pokalbį. Iš tiesų tikrai, nors manau, kad negrįšime į tuos laikus, apie kuriuos Jūs taip gražiai pasakojat, bet vis dėlto ir turbūt žiūrovam būtų labai pravartu pasidomėti daugiau mūsų protėvių tradicijom, kultūra, prisiminti tą ryšį, kuris mūsų saugojo, globojo ir kuris mus darė gamtos dalimi. Taip, iš tikrųjų, iš tų senų papročių reikia tuos dvasinius dalykus pasiimti. Jie neprarado savo vertės. Tai yra amžinosios vertybės. Sieti žodžius mirtis ir ekologija atrodo lyg ir nepadoru. Tačiau pasaulyje nuolat daugėjant žmonių ir trūkstant dirbamos žemės bei geriamo vandens, vis dažniau užduodamas klausimas, ar verta ištisus žemės plotus versti kapinėmis, kitaip tariant, mirusiųjų miestais. Negana to, vis daugiau ekologiškai gyvenančių žmonių patys pareiškia norintys po mirties būti palaidoti kuo palankesniu aplinkai būdu. Nepaslaptys, kad kapinės vėlgi jos išsiplėtė tiek, kad jos tampa vos negyvenamos aplinkos dalimi, arba, sakysime, prieina prie kažkokių teritorijų, nes nėra ten žemė tiek aplinkui, kad galėtume rinktis. Ir tada klausimas vėlgi, mes naudojam ir vandenį iš grunto. Taip, o ten skysčiai kažkokie papuola, kur jie nuteka, iš kur ateina. Va daug klausimų yra.
Prieš pusmetį Lietuvoje atidarytas pirmasis krematoriumas. Kas mėnesį jame kremuojama per 100 mirusiųjų. Krematoriumo iniciatoriai tikina, kad tai mažytis žingsnelis ekologiškesnio laidojimo link. Skeptikai įtariai stebi iš krematoriumo kamino rūkstančius dūmus ir klausia, o koks poveikis orui. Pati technologija yra ištobulėjusi pasaulinė prasme tiek, kad realiai po kremavimo tas, kas išeina į aplinką, tai yra šiltas oras. Tai jeigu žiūrėsim vėlgi ekologinę prasme, jeigu mes ant laužo kūrensime, tai tada taip, tas, kas yra sukaupta, realiai pakils dūmai tenai, mes išskirsime kažkur tai, taip kaip Indijoje ten daroma, ne? Ir tai ten tik tai šventuosius degina ant laužo, visus kitus krematoriume. Tai Lietuvoje, sakykime, mes negalim kitaip daryti. Pas mus yra valymo įrengimai, jūs matysite tenai ir kiek tai yra investicijų tam, kad tas, reiškia, oras, kuris ateina jau išeinantis oras su kažkokiais tai cheminiais junginiais, jisai kiek kartų dar valomas, kiek jisai apdorojamas tam, kad, reiškia, išeitų iš viso, niekas į aplinką neįsiskirtų. Kremavimo šalininkai baksnuoja vis labiau besiplečiančias kapines ir sunkiai įrančius jų atributus – paminklus, plastikinės gėles, žvakides ir kitas dekoravimo priemonės. Laidojimo verslų užsiimančios bendrovės pasiruošusios įgyvendinti bet kokius užsakovų įgeidžius. Jeigu mes žiūrėsime į kapus, tam reikalinga žemės plotas, tam reikalingas atitinkamai jos, kaip sakyti, prižiūrėjimas, atitinkamai vėlgi kažkas sodinama, kažkokie tai akmeniniai dedami paminklai, kažkokios dekoracijos naudojamos, fantazijos reikalas čia yra. Ir pas mus, aišku, lietuvius fantazijos užtenka. Aš negaliu pasakyti, kad jeigu kremavai, tai tu negali pagerbti to mirusiojo po to. Nes kolumbariumas arba tas palaidojimas esamančius kapus ir atnešti tą gėlytę, lygiai taip pat galima tą daryti. Tik tiek, kad tas pagerbimas jisai netaptų tai, kaip sakyti, kad tu prinešiai ten vainikų, ten žolių kažkokių dar kažko, tai kas paskui tampa šiukšlėmis ir tampa problema kažkam tai. Ir tai pačiai aplinkai. Tai šitoj vietoje va tas toksai, sakykime, saikingas, asketiškas atsisveikinimas, pagerbimas to žmogaus, jisai turi prasmę iš tikrųjų. Nes mes tada mažiau naudojame tos aplinkos, sakysim, teršiančių elementų. Religijotyrininkai tikina, kad tokios kapinės, kokias Lietuvoje turime dabar, palyginti naujas reiškinys. Lietuviai ištisus šimtmečius buvo linkę artimuosius laidoti asketiškai, kukliai. Principas, kuo labiau gedžiu, tuo didesnį vainiką nešu, esą atsiradęs tik pastaraisiais šimtmečiais. Tie antkapiniai įvairūs tie paminklai, kur dabar yra vos ne mauzolėjai statomi, tai nėra senas reiškinys, nes galima pažiūrėti, pavyzdžiui, senasias kapinės įvairias, tai dažniausiai kryžiai, tiesiog tai kokia nors kryželė ar kažkokia tai stulpelė tokia pastatyti, krikštai kažkokie, bet tai dažnai mediniai, kurie ir greitai ir suirdavo, ir supūdavo. Ir galbūt pagrindinis elementas, tai koks nors tas medelis ant medės išaugęs ant to kapo, kur yra daugybė liaudės iš tų pasakų, dainų, kur mirusiojo ta siela tada pereina į tą medį. Mokslininkai aiškina, kad dar seniau Lietuvoje buvo prigijusios ir kiek keistesnės laidojimo tradicijos. Be aktyviai propaguoto kremavimo Lietuvoje esą egzistavęs ir laidojimas medyje. Iš pradžių įkeldavo mirusįjį į medį, palaukdavo, kol irgi mėsa suirdavo, gal ir kokie maitvadangiai ten suvalgydavo ir tada tos kauliukus tada palaidodavo. Šiandien bent jau Lietuvoje išpuošto kapo be gėlių ir vainikų daugelis jau neįsivaizduoja. Visgi visame pasaulyje siaučiančios žaliosios idėjos po truputį skverbėsi ir į laidojimo verslą. Dar prieš kelerius metus jokių lakų nepadengtas ekologiškas medinis karstas daugeliui būtų atrodęs kaip pokštas. Šiandien tokiais karstais prekiaujama ir Lietuvoje. Daugėja ir žmonių pageidaujančių po mirties būti kremuotiems. Ekologinė prasme tai yra iš tikrųjų būdų, kaip padaryti tą palaidojimą arba atsisveikinimą tokį labai simbolišką kartu ir tokį labai draugišką aplinkai. Tai yra naudojamos specialios kapsulės, kurios padarytos iš žemės, iš smėlio arba druskos. Atitinkamai, kur jisai bus laidojimas, tai yra ta vieta, kur bus pasirenkama ta laidojimo vieta, tai tas iš žemės presuotos, reiškia,
kapsulė, kurioje yra talpinami pelenai, jinai specialiai paruošta taip, kad iš viršaus būtų galima įdėti kažkokį sodinuką, medelį, kuris automatiškai, organiškai įsipaišo į visą tą bendrą kapsulę su pelenais, kurie įdėjus į žemę, automatiškai ir jas užpilus žemėm, jos tampa jau ta aplinka iš karto. Tai ir tada auga iš tų pačių pelenų, iš tos žemės auga medis, kuris tinkamai simbolizuoja tą, sakysim, išėjusi artimai. Įsivaizduokite didžiulį parką, kuriame kapus atstoja medžiai, o sunkius paminklus mažytės šalia augalų esančios lentelės. Nenustebkite tokias kapines išvydę Didžiojoje Britanijoje ir kitose išsivysčiusiose šalyse. Kitose valstybėse įprasta pelenus tiesiog išbarstyti tam skirtose pievose, jūroje ar kur tik širdis geidžia. Net ir tankiai apgyvendintose Azijos šalyse ieškoma būdų, kaip efektyviau išnaudoti turimą žemę. Yra kraštų, kur vyksta antrinis laidojimas, tai irgi susiję būtent su to kūno, su to puvimo problema. Taip, pavyzdžiui, Vietname yra, žodžiu, kad pirmą kartą palaidojus, tai laukiama, kol suirs visos mėsos ir tada iškasama vėl. Tie kaulai yra nuplaunami, išplaunami, padedami tokį karstą, kur raudonas audeklas, auksiniai įvairūs tokie dalykai. Ir tada tie kaulai perlaidojami į šeimos tokią kaip ir kriptą. Tai yra tendencijos pasaulinės ir europinės yra tokios, kad yra griežtai politika dabar brėžiama, kad yra kapinių teritorija. Ir prašom savivaldybei pasirūpinkite, kad tos kapinės būtų efektyviai naudojamos. Tai reiškia, ribos nebebus plečiamos, viskas. Jūs turite tiek žemės ir turite pagalvoti, kaip jūs ten suksite su ta žeme. Tai reiškia kolumbariumų plėtra, atitinkamai tas papildomas užlaidojimas, kaip bus tas daroma, visą tai sprendžiama. Ir tai natūralu. Tačiau kai kuriuose tautose vis dar yra išlikusios ir ganėtinai kraupios tradicijos. Pavyzdžiui, Afrikoje kai kurios gentys iš žemės iškastus kaulus suvalgo, o vienoje Indonezijos bendruomenėje palaidoti mirusį ryžtamasi tik po metų. Visą tą laiką jis kartu su kitais šeimos nariais gyvena namuose. Yra simuliuojama, kad tas mirusysis nėra mirusysis, kas yra tik tai ligonis ir ten vos ne visus metus šitie giminaičiai, šeima, ten jo rūpinasi, prausia, vos ne valgydina, perrenginėja, ir apsimeta, kad jisai nėra miręs, kad tikrai ligonis, paskui tik tai yra tas procesas atskirimo nuo bendruomenės. Islamo bei judaizmo pasekėjai linkę mirusiuosius laidoti asketiškai, nerengdami iškilmingų ceremonijų ir nepuošdami kapų. Religijotyrininkai pasakoja, kad dar ekologiškesnės yra nepaplitusios zoroastrizmo laidojimo tradicijos. Zoroastristų religija yra labai tokia, sakyti, ekologiška religija, nes ten yra begalinė pagarba trims elementams gamtos, tai žemei, ugniai ir vandeniui. Ir visi religiniai ritualai siekia, kiek įmanoma, išlaikyti nesuterštus. Tradicija buvo turėti tokius tylos bokštus ir į tos bokštus tada specialiai parinkti nešikai nuneždavo tą kūną ir ten palikdavo kelioms valandoms. Tai kai būdavo gausu dar gamtoje šitų maitvanagių, tai jie ten per kelias valandas tos kaulus apvalydavo ir tada tos kaulus jau tada paimdavo, tokius nuvalytus nuo tos pūnančios mėsos ir juos palaidodavo. Pastebima, kad laidotuvių tradicijoms įtakos turi ne tik religija, bet ir klimatas. Kai kur pati gamta diktuoja, kokiu būdu geriausia ir ekologiškiausia atsisveikinti su mirusiaisiais. Lietuvoje tradicinės kapinės vis dar plečiamos. Tačiau ko gero jau ne už kalnų laikas, kai ir mes turėsime peržiūrėti savo laidojimo tradicijas. Jei ne dėl ekologijos ir aplinkosaugos, tai bent dėl finansinių ir praktinių priežasčių.